Netrukus visiems mūsų žiūrovams patarsime, kaip atnaujinti pabodusias dekoratyviasias zonas. O dabar dar viena tema – kaip darže ir šiltnamyje apsieiti be chemijos, be purškimų, kaip natūraliomis priemonėmis apsaugoti daržoves nuo kenkėjų. Norėjau labai pagirti šeimininkus už labai gerą ekologinį daržininkystę iš tikrųjų. Labai gerai yra padarytas daržas, tai aš noriu tą akcentuoti ir pasakyti žmonėm, kad panašiai reikėtų taip ir daryti, kaip padaryta pas Eveliną. Aplinkui yra pasodinta serbentai, agrastai, iš šiaurinės pusės aukštesni augalai tai galėtų būti didesni serbentai, galėtų būti avietės, netgi rekomenduočiau kukurūzus, tabaką. Tabakas ypač labai gina nuo kenkėjų. Plus žmonės, aš žinau, kad puikiai prisižiūri ir galim išduoti paslaptį, kad sieja serenčius, kurie labai gražiai surinkti, ar ne? Turbūt Evelina rinko. Taip. Va, serenčiaus sieklos ir mes jas netgi padėsim sėti šiek tiek, nes mama visko nesuspėja, tai užsėsim viską aplinkui serenčių. Tai jo kvapas šiek tiek tikrai padeda serenčiaus. Galima būtų sudaryti per vidurį lysvių, tarplysvius, galima būtų padaryti vien iš serenčiaus, levandos, yra pakankamai daug prieskoninių augalų, kurie savo kvapu atbaido visus kenkėjus. Tai iš tikrųjų, ko mes išvengtumėm? Tu dabar patari mums serenčius, tabaką, lavandas. Tai mes išvengiam gan daug purškimo. Labai gerai yra įterpti, tarkim, viena lysvė yra prieskoninių, kita lysvė būtų naudojamų tų salotinių, kuriuos griaužia kenkėjai, čiulpia kenkėjai. Tai tada reiškia, tie prieskoninių kvapas labai atbaidytų visus griaužiančius kenkėjus. Plus reikia sodinti, pasistengti tokių augalų, kurie galėtų privilioti boružėlės, nes jos padeda kiaušinėlius, išsirita lervos, kurios minta amarais. Boružėlėms privilioti darže reikėtų pasėti žydinčių augalų, kad jos turėtų mitybai žiedadulkių ir nektaro. Boružėlės naikina skydamarius, amarus ir tripsus. Taip pat erkutes, kolorado vabalų kiaušinėlius. O dabar patarimai visiems, kas nori atnaujinti savo dekoratyviasias zonas. Tik keletas vertingų Floros simfonijos želdynų dizainerių Karolio ir Marinos Tautkų patarimų ir jūs galėsite džiaugtis kitokia aplinka. Iškasat augalus. Tai Evelina ką sako? Tai Evelina kartu kasa. Ne, aš matau, kad kartu kasa. Tai ką jūs čia dabar sugalvojote daryti? Sugalvojom, šitą plotelį dar patobulim. Nes jis buvo toks apleistas. Tai visų pirma atsisakot daugiamečių augalų, atsisakot, ar ne? Ne, mes neatsisakom, mes tiesiog dabar iškasam ir norim lygiai taip pat padaryti kaip ir čia. Kad mažiau būtų ravėjimo, daugiau tiesiog padaryti tokį plotą, kad nereikėtų prie jo daug dirbėti. Ir čia turim tokių gvazdikėlių ilgamečių gėlių, tai tiesiog jas iškasam, patiesim tą agrodangą ir įsodinsim tas visas gėles, kur čia ir buvo. Tai aš manau, kad čia visiškai neblogas sprendimas, ar ne? Jo, čia yra labai geras sprendimas, va dabar išmokom. Tai viską taip darysim. Tai dabar jūs visas dekoratyviasias zonas, pas jūs yra tikrai nemažai, pabandysit padaryti tokiu pačiu principu. Taip, nes tai yra labai patogu ir mums palengvins gyvenimą, nes mes labai daug praleidžiam laiko prie savo tų grožių. Taip atrodo, kad gal kitam sako, tai ką ten darai, tiek mažai ten visko. Bet iš tiesų čia yra tiek darbo ir pastoviai reikia kažką daryti ir ten tobulinti. Bet kai jau bus padaryta, viskas bus padengta plėvele ir mulčiu, tai bus, tiesiog mažai darbo ir daug malonumų. Šioje dekoratyviojoje zonoje augalai buvo per arti susodinti, todėl daugelį jų teks iškasti ir perkelti į kitą vietą. Karolis Tautkus siūlo palikti tik keletą dekoratyvinių krūmelių. Taip pat šiai dekoratyviai zonai bus suteikta nauja forma. Ir vėl tiesim geotekstilę. Toliau
kol kas išsikasėm visus augaliukus tam, kad galėtume prieiti prie didelių ir suaugusių augaliukų, kuriuos paliekame. Taip pat truputėlį paformuojame esamus augaliukus, kadangi jie yra suaugę, o negali būti augaliukai suaugę, ta prasme, ir dėl to, kad jie estetiškai būtų gražu ir patiems augalams nesveika, tai truputėlį paformuojame tos rimtesnius augalus, o visus daugiau žolinius išsikėlėm, tada užsitiesime ir susisodinsime atgal žolinius ir pasidengsime kažkokią dekoravimo priemonę. Ir matau, kad iš tikrųjų pasirinkote, atnaujinote pačią formą, jinai dabar tarsi inkstas. Inkstas taukuose bus. Mėnuliukas čia. Mėnuliukas čia. Taip. Man atrodo, kaip kiekvienam pagal savo fantaziją palikta pajo. Iš tiesų, kai pradėjom čia daryti, tai buvo mintis padaryti mėnulį. Bet iš tiesų dabar nieko nepagadino ir yra toks didesnis mėnuliukas. Ne, joks neinkstas. Gerai. Neinkstas tikrai. Aš žinau, kad inksto forma iš tikrųjų apželdinime yra pakankamai populiari, ar ne? Taip. Karoli, tai yra tvenkinėliai daromi irgi. Vėlgi viskas priklauso nuo aplinkos, poreikio ir skonio Jo, tikriausiai. va, labai taikliai pastebėjot. Kam reikia mėnuliko, kam reikia saulytės. Kągi tada, dirbam toliau. Dirbam. Augalai taip pat bus atnaujinti, paformuoti. Dekoratyviniai krūmeliai bus persodinti toliau vienas nuo kito. Tai suteiks visai kitą vaizdą šiai vietai. Kitas patarimas norintiems atnaujinti savo aplinką – ją dekoruoti įvairiais mulčiais, skalda, žvirgždu, akmenėliais ar kitomis medžiagomis. Tačiau prieš tai nukasame apie 4 cm vejo sluoksnio ir tiesiame geotekstilę. Ją prismaigstome sąvaržomis arba vinimis. Geotekstilė apsaugos nuo piktžolių dygimo ir dažno ravėjimo. Oi, atvažiuokit dar. Taip bus gražu. Taip bus gražu. Persodinant augalus svarbu juos iškasti su kuo daugiau šaknų ir atsargiai perkelti į kitą vietą. Naują duobelę būtinai gausiai palaistykime. Tik tuomet persodinkime augalą. Labai svarbu po persodinimo vėl augalą palaistyti, kad iš duobės išeitų oras ir augalas puikiai prigytų. Geotekstilė tiesiant dekoratyviojoje zonoje, kur jau auga augalai, floros simfonijos specialistai patarė apgaubti augalą ir iškirpti skylutę augalo kamienui, maždaug iki 5–10 cm skersmens, priklausomai nuo kamieno storio. Šioje kompozicijoje mes pakeitėm šiek tiek šios kompozicijos formą ir Evelinos ir jos tėvelių prašymų mes persodiname čia augančius augaliukus. Kadangi augalai, kai buvo mažiukai, buvo susodinti šiek tiek per arti, todėl mes šiek tiek pakeitėme jų augimo vietas, praplėtėme zoną, dasodiname šiek tiek žydinčių gėlyčių, gvazdikėlių ir patiesime plėvelę ir užpilsime mulčiu. Kai plotas jau užtiestas geotekstilę, imkimės dekoravimo. Dainininkė Evelina Sašenko dar pernai įsigijo keletą maišų spalvoto mulčio. Ji taip norėjo papuošti aplinką oranžinės spalvos mulčiu ir pagaliau atėjo tam proga. Tačiau spalvoto mulčio tokiam plotui reikėtų 3 daugiau, nes jis turi būti klojamas maždaug 4–5 cm sluoksniu. Todėl pritrūkus dekoravimo medžiagų mums pravers Evelinos surinkti maišai konkorėžių. Mulčią ir konkorėžius galima žaismingai dekoruoti ir derinti, patarė mūsų specialistai. Štai taip paprastai atnaujinamos pabodusios dekoratyviosios zonos. Perkeliant kitur dalį augalų, žemę užtiesiant geotekstilę ir panaudojant įvairiausią mulčią. Jūs sakėt, kad čia mėnuliukas, man pasirodė, kad inkstas. Pradėjom nuo mėnuliuko ir baigėm labai atrakcingai, ir ne, tiesiog pritrūko mulčio. Taip, ir išsisukom iš padėties su konkorėžių pagalba. Jūs turit labai daug konkorėžių, jūs konkorėžiauti net į mišką. Ne, bet mes turim labai gerų žmonių, kurie mums dovanoja konkorėžius.
Taigi aš linkiu ir mūsų žiūrovam irgi susirasti tokių gerų žmonių, kurie dovanoja kankorėžius ir taip pasipuošti savo kieme. Kaip jūs vertinat šį mulčią? Jūs jį seniai juk naudojate? Ne, žinok, nesenai, praeitais metais mes atradom šitą mulčią, bet jau norim pasakyti, kad jis gerai pražiemojo ir šiemet puikiai lygiai taip pat atrodo, kaip ir dabar padėti tie kankorėžiai. Tai aš manau, kad čia yra puikus būdas ir labai natūralus. Ir mūsų žiūrovai mato, kokia spalvinga, įdomi kompozicija mums pavyko. Ir ačiū Marinai ir Karoliui Tautkams iš Floros simfonijos, kurie iš bet ko gali sukurti meno kūrinį. Taip, mes esam labai jums dėkingi. Jau pas mane net akis, aš jaučiu, kad žiba nuo tos laimės, nes tikrai mums labai patiko, tikrai labai gražu. Aš visą laiką sakau, aš labai gerbiu profesionalus. Matosi, kaip ir jūs sakėt, kad iš bet ko įsisuks, iš bet kokios padėties ir paliks nuostabiai gražų kūrinį. Tai mes labai džiaugiamės, kad būtent jūsų kūrinys bus mūsų namuose, mūsų kieme. Ačiū labai. O mes džiaugiamės, kad galėjom jums padėti. Ir labai malonu pas tokius žmonės visą laiką, kurie šiltai ir maloniai priima jiems pagelbėti. Ačiū labai. Ačiū jums. Ačiū jums, Evelina. Labai buvo gera su jumis bendrauti šiuos 2 kartus. Linkime jums kuo geriausios kūrybinės sėkmės. Mes labai džiaugiamės, kad jūs nebijote išsitepti rankų savo namuose. Ir kad jūs mylite augalus ir kad taip gražiai prižiūrite ir mūsų žiūrovai tikrai šiandien turės kur paganyti akis. Ačiū ir mūsų žiūrovams, kurie šią valandą praleido su mūsų laida. Pasimatykime ir kitą savaitę. Kai jos visus tekės, į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdis, kaip per Lietuvą eis. Laidą pristato, kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Viens, deux, c'est